Kaip žinia, prieš keletą dienų FNTT įtardami finansinius nusikaltimus sulaikė su įmonė Foxpay susijusius asmenis bei konfiskavo dalį jų turto. Tarp konfiskuotų daiktų buvo rasta ir keletą laikrodžių, dėl kurių kai kurie žmonės ir tai pasigavusi žiniasklaida pametė protą. Na štai LRT rašo, įvertino Foxpay kratose aptiktus laikrodžius, vienas jų gali kainuoti 6,5 milijonų eurų. Šis ir kiti straipsniai buvo paremti laikrodžių ekspertai save vadinančios laikrodžių parduotuvės Vilniuje Facebooko įrašu, kuriame skelbiama, kad ši konfiskuota kolekcija verta 100 000 ar net milijonų eurų, o vienas laikrodžių net galimai virš 6 milijonų vertės. Tiesa ta, kad visų nuotraukoje sudėtų laikrodžių suma yra iš tikrųjų vos keli šimtai eurų, o jie yra pigios klastotės ir nereikia būti laikrodžių ekspertų, jog tai pamatytum. Iš kur tai žinau, to jau papasakosiu. Pradėkime nuo labai trumpo konteksto, kad suprastumėte, apie ką šneku. Laikrodžių replikų rinka dabar yra ypatingai didelė. Na pavyzdžiui, šioje nuotraukoje matote padirbinį ir autentišką laikrodį. Juos galima atskirti tik labai ištreniruotą akimi. Na pavyzdžiui, originalaus stikliuko atspindys yra kitoks ir panašios detalės, į kurias aš šiandien neisiu. Žodžiu, Kinijoje tokias tikslės kopijas gamina tik specialūs slapti fabrikai. Populiariausi turbūt yra VSF arba Clean. Jų kainos svyruoja pagal modelį nuo 400 iki 600 dolerių, nebent perkate per dvigubus tarpininkus ir sumokate durniaus mokestį. Žodžiu, dažniausiai juos galima atskirti tik atidarius mechanizmą. Padirbiniai tokie geri, kad net egzistuoja padirbinių kopijos. Tai yra kiti kinai bando imituoti, tarkime, VSF ir bandyti parduoti jų vardu. Žodžiu, tas pasaulis ganėtinai sudėtingas ir supras tikrai ne visi. Bet egzistuoja ir pigios kopijos, tai yra iš tokių tinklapių kaip DHgate. Jas atskirsi plika akimi, ten daug kam taupoma, nes naudojamos pigios staklės ir netikslios lydinio formelės. Tokias kopijas galite rasti nuo 20 iki maždaug 150 dolerių. Ir jas įmanoma atskirti net iš tokios prastos kokybės nuotraukos, kaip kad mums pateikė FNTT pareigūnai. Tai pradėkime nuo to paslaptingo 6,5 milijonų eurų kainuojančio Patek Philippe. Ekspertas mano, kad tai Patek Philippe Grandmaster 6300, kurio forma ir korpusas visiškai netitinka nuotraukoje matomo laikrodžio. Iš tikrųjų, čia buvo bandoma imituoti Grandmaster Chime. Tačiau būtent jų su juodu ciferblatu nebūna, dėl to, kad nuotraukoje yra neegzistuojantis fantastinis modelis, apie kuriuos jau esu jums pasakojęs. Štai kokį laikrodį rado pareigūnai. Tai pigi kopija, už 8 eurus. Šią nuotrauką radau kažkokio afrikiečio Facebooko parduotuvėje ir jis yra tiksliai atitinkantis matomą nuotraukoje. Na ir pažiūrėkite į šio ir apačioje gulinčio laikrodžio dirželius. Kas turi laikrodžius, kurie turi tikros odos odinės apyrankės, žino, kad taip gali gulėti tik popierinio pagrindo pigus ir netikros odos dirželiai. Bet dabar galime persikelti ir prie kitų laikrodžių. Po to, ką jums parodžiau, kaip manote, kokia tikimybė, kad jie bus tikri. Kaip ir minėjau, pigią kopiją galima atpažinti iš tolo. Pavyzdžiui, prasti fabrikai visada padaro per storą Datejust bezelį. Tai yra tas apskritimas aplink laikrodžio korpusą. Turbūt per klaidą minėtas ekspertas pavadino jį Datejust. Taip pat netitinka vadinamieji endlinks, tai apyrankės nareliai ties korpusu. Originali Datejust apyrankė net dėvėta taip neguli, kaip šioje nuotraukoje. Na, o menami Audemars Piguet taip pat ne visai tokių proporcijų. Pas kelis jų netgi iškritę varžtai. O štai pavyzdžiui šios 12 valandos indikatorius pakrypęs į dešinę. Šalimais gulintis Richard Mille yra gerokai per storas, mat padirbinėtojai neturi tokios technologijos savo skeletoninio mechanizmo imitaciją padaryti atitinkamo storio. Absoliučiai visi laikrodžiai šioje nuotraukoje yra labai plačiai klastojami ir itin populiarūs tarp pigias klastotės gaminančių Kinijos fabrikų.
Kone visų laikrodžių, kiek galima pastebėti prastos kokybės nuotraukoje, proporcijos neatitinka. Jie padaryti ne tuo santykiu, guminės apyrankės nekokybiškos gumos, metalas šviesą atspindi kaip pigus ir chromu nupurkštas kiniškas fuflekas. Na, o vyšnia ant torto turbūt yra tas juodas AP, ant kurio apyrankės vis dar yra užviniotas celofanas. Mat prabangus laikrodis niekada tokios neturės, ypatingai Audemars Piguet. Taip atkeliauja tik kopijos, matyt žmogelis dar nebuvo spėjęs jo dorai išpakuoti. Mano versija yra, kad žmogus labai norėjo kažkam padaryti įspūdį, o gal tiesiog apskritai buvo pigaus fufleko gerbėjas, norėjęs pasipuikuoti. Nežinau, ar yra mano šio epizodo pagrindinė mintis, bet tiesiog norėjau su jumis tai aptarti, nes perskaičiu šią informaciją žiniasklaidoje buvo ganėtinai juokinga. Ačiū, kad žiūrėjote. Remiantis jūsų komentarais ir klausimais, labai džiugu, kad vis daugiau žmonių Lietuvoje domisi laikrodžiais, ne tik kaip prietaisų laiku rodyti, bet ir iš emocinės bei horologinės pusės. Iki kito karto.